Lietuva dažnai vaizduojama kaip taiki, išsivysčiusi ir rami Europos šalis. Tačiau už šio įvaizdžio slypi realybė, kuri buvo slepiama metų metus. Tai paslaptys, apie kurias paprasti žmonės kalba slapta, bet niekada atvirai. Klausimas ne tas, ar šie dalykai svarbus ar ne, o kodėl niekas nedrįsta jų pasakyti garsiai. Šiandien išdrįstu padaryti tai, ką daro labai mažai žmonių. Šis vaizdo įrašas paremtas ne gandais ar sensacijomis, o ilgamečiais tyrimais, liudytojų apklausomis, oficialių dokumentų ir konfidencialių ataskaitų analize. Tai, ką netrukus išgirsite, yra ne tik praeities istorija, bet ir šiandienos Lietuvos realybė. Realybė, kuri paveikia paprastus piliečius, jaunimą, šeimas ir net šalies ateitį. Tačiau kyla klausimas, jei visa tai tiesa, kodėl žiniasklaida tyli? Kodėl televizijos kanalai, laikraščiai ir internetinės platformos vengia šios temos? Kas slypi už šios tylos? Kai pasineriame į šios tylos gelmes, iškyla bauginantis vaizdas. Yra galingų ratų, interesų ir sprendimų, kurios sunku kvestionuoti. Lietuvoje egzistuoja sistemos ir politika, daranti įtaką paprastų žmonių gyvenimams, tačiau jos sąmoningai ignoruojamos. Kalbėjausi su žmonėmis, kurie atsisakė prisistatyti, nes žino, kaip brangiai gali kainuoti tiesos sakymas. Pasak šių liudininkų, žiniasklaida yra priversta slėpti tam tikrus faktus, pranešimai blokuojami, o tiesos sakytojai nutildomi. Tai ne tik žurnalistinė problema, bet ir socialinė krizė. Kai tiesa užkasama, visuomenė pradeda gyventi tamsoje. Žmonės nustoja klausinėti ir priima baimę kaip normalų reiškinį. Tai akimirka, kai šalis išoriškai atrodo stipri, bet viduje yra tuščia. Dabar kyla klausimas, ką daryti. Ar turėtume tapti šios tylos dalimi, ar išdrįsti žvelgti į tiesą? Šios paslapties atskleidimas 2026 metais yra ne tik atsitiktinumas. Tai ženklas, kad slėptis nebeįmanoma. Padėtis keičiasi, žmonės bunda ir užduoda klausimus. Šis vaizdo įrašas skirtas ne tam, kad ką nors išgąsdintų, o tam, kad sunerimtumėte. Nes tai, kas šiandien vyksta Lietuvoje, rytoj gali nutikti kitoje šalyje. Jei žiniasklaida tylės, o visuomenė neužduos klausimų, tiesa visada bus įkalinta galingųjų rankose. Todėl šio vaizdo įrašo žiūrėjimas yra ne tik apie informacijos gavimą, bet ir apie atsakomybę. Sprendimas yra jūsų rankose. Arba ignoruojate šią tiesą, arba ją paleidžiate. Nes kai kalba vienas žmogus, kyla pavojus, o kai kalba tūkstančiai, istorija keičiasi.